Sveiki. Sveiki visi, mano vardas Laura ir labai smagu jūs visus čia matyti. Kiekvieną sekmadienį aš stengiuosi su jumis dalinti savo žiniomis, pamokyti jogos praktikos ir aš dažniausiai naudoju tokią praktiką kaip dinaminė vinyasa, kuri gali būti skirtinga, mandala, gali būti rocket, gali būti aktyvi vinyasa. Dar kartelį priimsiu keletą žmonių. Ir kviečiu visus atsisėsti ant blokelio. Jeigu neturite blokelio, tai labai tinka knyga storu pavidalu, kietu viršeliu. Ir atsisėskite patogiai taip, kad kojas galėtumėte sukryžiuoti prieš save. Nuleiskite kelius žemyn, ištiesinkite nugarą tam, kad atsirastų didesnės ertmės jūsų plaučiuose, kad oras patektų lengvai ir kad būtų toks, kaip sakant, lengvas kvėpavimas, kuris nesusitrukdytų būtent susigūžus pozoje. Rankas galite nuleisti ant kelių. Užmerkite akis ir tiesiog leiskite savo mintims blaškytis. Leiskite savo mintims tiesiog skrajoti laisvai. Nuleiskite pečius, atpalaiduokite kaklą. Ir tiesiog mėgaukitės tą būseną. Būkite šiek tiek tyloje. Leiskite tam aktyviam gyvenimui likti už durų, likti už kilimėlio ribų. Ir tiesiog leiskite sau susipažinti su vidiniu pasauliu, susipažinti pačiu su savim. Laikykite akis užmerktas ir tiesiog sudėkite rankas į maldos poziciją priešais krūtinę. Mes atidarysime šią praktiką kartu su garsu OM. Tai yra pirmasis garsas, kuris atsirado visatoje. Ir iš viso to susikūrė viskas, kas aplinkui gyva. Taigi įkvėpkite per nosį. Iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite per nosį. Ir iškvėpkite per burną. Įkvėpkite pasiruošti. Nuleiskite rankas ant kelių. Ir galbūt norite sau kažkokią tai suteikti tikslą kažkokį tai. Tai pagalvokite apie tai, ką jūs norite duoti savo praktikai. Galbūt norite siųsti šią energiją kažkam, kam jos reikia. Galbūt mylimam žmogui, galbūt aplinkui kažkuriam, kuris galbūt gyvūnui, galbūt tiesiog norite kažkokį tai žodį pasirinkti, ar tiesiog dedikuoti savo praktikai, pagilinti žinias. Įkvėpkite giliai per nosį ir iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite giliai per nosį ir iškvėpkite per burną. Atliksime kvėpavimo pratimą, kuris vadinasi dėžės kvėpavimo pratimas. Taigi įkvėpsime per 4 kartus, užlaikysime per 4 kartus, iškvėpsime per 4 kartus, užlaikysime per 4 kartus. Tai toks susidaro kaip kvadratėlis ir įsivaizduokite tą kvadratėlį priešais save ir taip jums padės keliauti kartu kvėpavimo keliu. Taigi įkvėpkite per 4, 1, 2, 3, 4, užlaikoma, 4, 3, 2,
1, iškvėpti 4, 3, 2, 1, įkvėpti 4, 3, 2, 1, įkvėpti 4, 3, 2, 1, užlaikome 3, 2, 1, iškvėpti 3, 2, 1, įkvėpti 3, sulaikyti 1, įkvėpti 3, 2, 1, užlaikome 3, 2, 1, iškvėpti 3, 2, 1, sulaikome 3, 2, 1, įkvėpti 6, 5, 4, 3, 2, 1, sulaikome 5, 4, 3, 2, 1, iškvėpti 5, 4, 3, 2, 1, sulaikyti 5, 4, 3, 2, 1, įkvėpti 5, 4, 3, 2, 1, užlaikome 5, 4, 3, 2, 1, iškvėpti 5, 4, 3, 2, 1, užlaikome 5, 4, 3, 2, 1, įkvėpti giliai per nosį, iškvėpti per nosį. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpti. Kiekvieną kartą įkvėpus stenkitės, kad jūsų krūtinė išsiplėstų ir atsirastų didelė ertmė. Įkvėpti ir iškvėpti, mūsų šonkauliai susitraukia. Dar kartelį įkvėpti, šonkauliai išsiplečia, iškvėpti, susitraukia. Dabar patraukite blokelį į šoną ir atsidurkite vaiko pozoje. Tai sėdmenys keliauja kulnų link, galva nusileidžia ant žemės, rankos priešais save, ištiestos pilnai. Tai yra vaiko poza, kuris yra mūsų geriausias draugas, būtent jogos praktikoje, kada mes jaučiamės, kada mūsų energija blaškosi ir kvėpavimas darosi nestabilus. Tai ši poza mums suteikia galimybę nuraminti mūsų nervinę sistemą bei grįžti į tą neutralią būseną, kada mes galime visą tai sustabiluoti ir paskui prisijungti, kada jūs jaučiatės, kad galite keliauti toliau. Taigi, grįžtame dabar į stalo pozą. Šiek tiek pajudinkime mūsų klubus, pilvo sritį. Tai yra katės ir karvės poza. Mes šiuo metu nekreipiame dėmesį į kvėpavimą, tiesiog kvėpuokite natūraliai, leiskite savo kūnui šiek tiek išsilankstyti, nes tai yra ankstus rytas. Grįžkite į neutralią poziciją ir čia turite atkreipti dėmesį į savo rankas. Tai yra asta banda. Pirštai turi plačiai būti išskleisti. Smiliaus pirštas ir nykštys turi pilnai spaustis į kilimėlį tam, kad neatsirastų ertmės plaštakoje ir kad mūsų rankos nepasvirstų į išorinę pusę. Toliau suaktyvuojame kojų pirštus, tai sulenkiame kojų pirštus taip, kad atsirastų mūsų svoris ant kojų pirštų. Leidžiame pilvą žemyn, įkvėpti ir žiūrime aukštyn, rankomis spaudžiamis nuo kilimėlio. Iškvėpti, išriesti nugarą ir žiūrėti į šlaunis. Dar kartelį įkvėpti, nuleisti pilvą žemyn, žiūrėti aukštyn ir rankomis stūmintis nuo kilimėlio. Iškvėpti, išriesti nugarą ir žiūrėti tarp šlaunų. Paskutinis kartas įkvėpti, nuleidžiame pilvą, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, išriesti nugarą ir žiūrime tarp šlaunų. Ir dabar sėdmenimis keliaujame į viršų, į šuns pozą veidu žemyn. Šiek tiek įsivaizduojamais pedalais pėdų pagalba minkome kilimėlį, tam, kad suaktyvuotume kraujotaką būtent šioje srityje. Nepamirškite, kad rankos turi stipriai remtis į kilimėlį. Pečius atpalaiduokite kaklą.
Ir dabar mažais žingsneliais keliaukite į kilimėlio priekį. Suimkite alkūnes ir tiesiog leiskite sau šiek tiek kaboti šioje pozoje, galbūt norite pasisukti į vieną pusę ar į kitą. Jeigu sunku ištiesti pilnai kojas, tiesiog sulenkite šiek tiek per kelius. Taip pat, jeigu turite kažkokių traumų, kurios galbūt jums nesuteiks galimybės pilnai sportuoti, tai nepergyvenkite, tiesiog stenkitės klausyti savo kūno ir pasirinkite, kas jums yra patogu. Nuleiskite ranką žemyn ir dabar kilkime aukštyn taip, kad galva būtų paskutinė kūno dalis, kuri pakils į viršų. Pečius pasukime iš priekio atgal, tokiais mažais rateliais. Ir kartokite visą tai. Pakeiskime dabar į kitą pusę. Ir dar kartelį nuleiskime rankas šalia šonų. Taigi pradėsime nuo kalno pozos. Tai čia mes turime kreipti dėmesį į mūsų pėdas. Tai didysis kojų pirštas abiejų kojų pirštai turi tiesiog remtis į kilimėlį stipriai, spaustis. Pirštų kojas stenkitės išskleisti taip pat, taip, kad būtų geras sukibimas, kad įsivaizduojamas trikampis jūsų pėdoje nuo kulno link kojų pirštų kraštų, toks būtų stiprus sukibimas. Taip pat pėdas galite laikyti arba kartu, jeigu leidžia jums tai galimybės, o jeigu nenorite laikyti kartu, nes jums nepatogu, tiesiog pastatykite pėdas klubų plotyje. Taip pat gali būti taip, kad, pavyzdžiui, didysis pirštas remsis į kitą didįjį pirštą ir atsiras mažas tarpelis tarp kulnų. Taigi, nuleiskime rankas palei kojas, plaštakos į priekį, pirštai plačiai skleisti, pakelkime dubenį, įtraukime pilvo apatinę dalį, tai yra udianą, mulandara būtų apatinė mūsų stuburo dalis. Pakelkime krūtinę aukštyn, pečiai nuleisti, nugara pilnai ištiesta ir įsivaizduokite, kad kažkas jūs tempia aukštyn ir žemyn. Taigi pradėsime pirmą apšilimą, kuris vadinasi saulės pasitikimas. Ir rankomis keliaujame į viršų įkvėpti. Iškvėpus keliaujame žemyn. Čia galite šiek tiek sulenkti kojas, jeigu sunku. Rankos gali būti ant kilimėlio arba šalia ar ant jūsų blauzdų priekinės dalies. Įkvėpus. Pusiau keliamės, nugara pilnai ištiesta, ištempta, žiūrime į tolį, iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Klubai nuleisti žemiau, plaštakos vienoje linijoje su jūsų pečiais. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus nuleidžiame kelius, krūtinės ląstą, smakrą žemyn. Įkvėpti, kobra, iškvėpti, šuo veidu žemyn. Tai pamiršau paminėti, kad galite jau paimti muziką. Mes jūsų palauksime. Jeigu norite, galite paleisti 1, 2, 3, play. Ir jau kai galite, sugrįžkite į šuns pozą veidu žemyn. Atkreipkite dėmesį į savo rankas. Plaštakos turi būti pilnai susiliejusios su kilimėliu. Rankos pilnai ištiestos. Nepamirškite, kad didysis nykštys bei smilius turi spaustis į kilimėlį. Jeigu sunku ištiesti kojas pilnai, tai šiek tiek sulenkite per kelius. Palaipsniui atsiras ertmės ir tuomet galėsite jų kojas ištiesti pamokos eigoje. Įkvėpti, pasiruošti, keliame kulnis aukštyn, iškvėpti, keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime į tolį, nugara ištiesta, iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų, žiūrime aukštyn, iškvėpti rankos palei šonus. Kartojame, įkvėpti, rankos aukštyn. Leidžiamės iškvėpti.
Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugara ištiesta. Iškvėpti į lentos pozą. Klubai žemiau negu pečiai. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, keliai. Krūtinės ląstas smakras žemyn, alkūnės palei šonus. Įkvėpti, kobra. Krūtinė keliasi, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Įkvėpkite. Atkreipkite dėmesį į sėdmenis, jos turi kilti aukštyn ir atgal. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kulnys keliauja aukštyn. Iškvėpus keliaujame kilimėlio priekį. Įkvėpti. Pusiau keliamės, žiūrime tolyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos į viršų ir žiūrime aukštyn. Iškvėpti, rankos palei šonus. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara išsitiesia, žiūrime į tolį. Iškvėpus į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Galbūt jau čaturanga. Įkvėpti, kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Dar kartelį pasitikrinkite rankas. Nepamirškite, kad smilius ir nykštys turi spaustis į kilimėlį. Rankos palei ausis pilnai ištiestos. Pilvas įtrauktas. Sėdmenis aukštyn ir atgal. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Atpalaiduokite kaklą. Įkvėpti, kulnis keliauja aukštyn. Iškvėpus keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugara ištiesta. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Taip, kad galva atsirastų prie jūsų kelių. Įkvėpti, rankos aukštyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, palei šonus. Kėdės poza. Įkvėpti, sėdmenis žemyn, rankos į viršų, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, leidžiamės žemyn. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime į tolį. Iškvėpti, lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti arba keliai krūtinės ląsta žemyn, o galbūt čaturanga. Įkvėpti, kobra arba šuo veidu aukštyn. Pečiai nuleisti, krūtinė pakelta, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, žemas įtūpstis. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo veidu aukštyn. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, žemas įtūpstis. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpkime. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti giliai. Atkreipkite dėmesį į sėdmenis, rankas. Ir iškvėpti. Įkvėpti, kulnis aukštyn. Iškvėpti, keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliame, žiūrime į tolį, nugara ištiesta. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, kėdės poza. Iškvėpti, atsistojame tiesiai. Dar kartelį įkvėpti, tūpsnis, kėdės poza.
Iškvėpti žemyn. Įkvėpti pusiau keliame žiūrime į tolį. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga arba keliai krūtinės ląsta, smakras žemyn. Įkvėpti šuo veido aukštyn arba kobra, šuo veido žemyn. Įkvėpti dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti žemas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo veido aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veido žemyn. Įkvėpti kairė koja keliauja į viršų. Žemas įtupstis iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo veido aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veido žemyn. 3 kvėpavimai, užsilaikome čia. Vėlgi atkreipiame dėmesį į rankas. Jos turi pilnai ištiestos būti, bei lygiagrečiai su ausimis. Galva nuleista, palaiduotas kaklas. Žiūrime tarp šlaunų į viršų. Smilis ir šnypštys turi spausti į kilimėlį. Pečiai nuleisti nuo ausų. Įkvėpti ir iškvėpti. Sėdmenys aukštyn ir atgal. Ir užsibūname. Sekančiu įkvėpimu kulnis kyla aukštyn, įkvėpti. Iškvėpus keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės, žiūrime tolyn nugarą ištiesta. Iškvėpti leidžiame žemyn. Kėdės poza įkvėpti, rankos aukštyn, sėdmenys žemyn. Iškvėpti atsistoti. Dar kartelį. Įkvėpti, sėdmenys žemyn, rankos aukštyn, pilvas įtrauktas. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti, kobra arba šuo veido aukštyn, pečiai nuleisti, žiūrime aukštyn. Iškvėpti šuo veido žemyn. Dešinė koja keliauja viršų, įkvėpti. Iškvėpus aukštas įtupstis. Jeigu sunku būti aukštame, išlikite žemame. Rankos aukštyn įkvėpti. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, kobra arba šuo veido aukštyn. Iškvėpti šuo veido žemyn. Kairė koja įkvėpti. Iškvėpti aukštas įtupsis arba žemas, pasirinkite. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, kobra arba šuo veido aukštyn. Iškvėpti šuo veido žemyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Nuleiskite kelias žemyn į vaiko pozą. Rankos ištiestos priešais save. Sėdmenys link kulnų. Galva nuleista. Įkvėpkite giliai. Nepamirškite tą udžai kvėpavimą, tą mūsų bangų garsą, kuris leis jums klausyti savęs. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpti, keliaujame į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės, žiūrime tolyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Kėdės poza įkvėpti. Iškvėpti, atsistoti.
Dar kartelį pakartojame. Įkvėpti kėdės pozą. Iškvėpti keliaujame žemyn. Įkvėpti pusiau keliame žiūrime į tolį. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Dešinė koja keliauja viršų. Įkvėpti. Iškvėpus aukštasis įtūpsis. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti sukamės į dešinę pusę. Įkvėpti rankos aukštyn. Leidžiamės į lentos pozą. Iškvėpti. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti kairė koja keliauja viršų. Iškvėpti aukštas įtūpsis. Įkvėpti kojos rankos aukštyn. Iškvėpti sukamės į kairę pusę. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį nuleidžiame kelius žemyn. Į vaiko pozą. Pėdmenys kulnų link. Rankos ištiestos priešais save. Galva nuleista. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Mėgaukite savo praktiką. Ir klausykite savo kūno. Dar kartelį giliai įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame. Iškvėpus keliaujame šuo veidu žemyn. Įkvėpti kulnus aukštyn. Iškvėpti keliaujame kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti kėdės pozą. Iškvėpti atsistojame. Kėdės pozą įkvėpti ir išsilaikome. 3 kvėpavimus. Žiūrime aukštyn, sėdmenį žemyn. Stenkitės neišriesti nugarą, o įtraukti pilvą ir pakelti dubenį aukštyn. Įkvėpkite, rankos tiesios ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu suimame pirštus ir leidžiamės į pusiau kėdės pozą. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Žiūrime žemyn. Ir turime įsivaizduoti, kad mūsų pirštai kuo nori tiesiog pakilti nuo žemės. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiame ranką žemyn į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Arba keliai krūtinės ląstas makra žemyn. Įkvėpti kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Jau turėtumėt justi, kad jūsų kūnas yra apšilęs ir galbūt kvėpavimas jau pradeda streikuoti, tačiau neleiskite savo mintims tai užvaldyti, o tiesiog kontroliuokite. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu dešinė koja keliauja viršų. Iškvėpus į kovotojo pozą numeris 1. Dešinė koja priekyje, per kelius sulenkta 90 laipsnių kampu, kairė pėda 45 laipsnių kampu. Klubai pasisuka į kilimėlio priekį, taip, kad būtų lygiagrečiai su kilimėlio priekiu. Rankos keliauja viršų. Spaudžiame didįjį kojos pirštą dešinėje pusėje kilimėlio priekį. Įkvėpti, krūtinė pakelta. Dubuo pakeltas taip pat. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Žiūrime aukštyn, rankos pilnai ištiesas. Įkvėpti. Ir iškvėpti.
Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame. Kovotojo poza numeris 2. Iškvėpti. Kairė pėda jau pasisuka į 90 laipsnių kampu. Ir dešinysis kulnas atsiranda kairės pėdos viduryje. Įkvėpti. Rankos lygiagrečiai su grindimis ir žiūrime į šoną, dešinį šoną. Iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame. Ir ištiesiame dešinę koją. Galbūt sutrumpiname tarpą tarp pėdų. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus į priekį lenkiamės ir kai dešinė ranka keliauja žemyn, kairė į viršų. Čia galite naudoti blokelį, jeigu yra sunku pasiekti žemę, arba tiesiog padėti ranką ant išorinės blauzdos dalies. Įkvėpti ir iškvėpti. Ir čia turime įsivaizduoti, kad mus kažkas kelia aukštyn ir kažkas traukia žemyn. Nugara tiesiog įsitęsia, įsitempia. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus sulenkiame dešinę koją. Blokelis keliauja į išorinę pusę. Ranka ant blokelio. Sukiama ranką kairę nuo galo į apačią ir į viršų. Taip, kad susidarytų viena tiesi linija nuo rankos iki pėdos. Įkvėpkite, žiūrime aukštyn. Ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Dešinysis pirštas spaudžiasi kilimėlį. Dešinysis kelias spaudžiasi į ranką. Tai nesisuka į vidinę pusę, o išorinę. Kairė koja pilnai ištiesta. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti. Šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti, giliai pasiruoškite. Atkreipti dėmesį į savo kūno dalis, kad rankos būtų sukibusios su kilimėliu. Galbūt jau galite ištiesti kojas per kelius. Įkvėpkite, galva atpalaiduota, žiūrime aukštyn. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Kartojame kairėje pusėje. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų. Iškvėpti, kovotojo poza numeris 1. Kairėsis kelias susilenkia per 90 laipsnių kampu. Dešinė pėda 45 laipsnių kampu. Rankos kyla aukštyn, klubai pasisuka kilimėlio priekį. Atkreipkite dėmesį į galinę pėdą, kad jinai nekreiptų į vidinę pusę, o kaip tik daugiau išorinę, kad būtų sukibimas visa pėda. Įkvėpti. Krūtinė pasikelia aukštyn, rankos tęsiasi į viršų, iškvėpti. Čia atkreipkite dėmesį į dubenį, taip pat neturi išsiriesti nugara. Įkvėpti, iškvėpus į kovotojo pozą numeris 2. Galinė pėda atsiduria 90 laipsnių kampu, priekinis kulnas vienoje linijoje su jūsų galinės pėdos viduriu. Įkvėpti, rankos išstiestos į šonus, lygiagrečiai su grindimis. Iškvėpti. Nugara ištiesta, ištempta į viršų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Žiūrime į kairę pusę. Įkvėpus ištiesiame kairę koją. Galbūt sutrumpiname distanciją. Iškvėpti. Įkvėpti, lenkiamės į priekį. Ranka kairė keliauja žemyn, dešinė aukštyn. Vėl naudojame blokelį, jeigu yra sunku pasiekti kilimėlio dalį, arba ranka tiesiog gali keliauti ant išorinės blauzdos dalies. Įkvėpti ir iškvėpti. Čia turi krūtinė suktis į viršų ir temptis į priekį. Įkvėpti ir iškvėpti. Sulenkiame kairę koją, blokelis keliauja išorinė
pėdos dalyje, ranka per apačią į viršų. Dešinė. Ir sudarome vieną liniją su dešinė ranka ir pėda. Įkvėpti, žiūrime aukštyn ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Kairysis kelias turi spaustis į ranką. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiame dešinę ranką žemyn, patraukime blokelį į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus čaturanga. Įkvėpti. Šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Iškvėpkite per burną. Jeigu jaučiate, kad ta agnė, ta ugnis dega jūsų viduje, galite šiek tiek išlaisvinti ją iš jūsų vidaus. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Galva atpalaiduota, smilius ir nykštys spaudžiasi kilimėlį. Asta banda. Pilvas įtrauktas ir pakeltas į viršų. Udijana banda. Įkvėpus, kulnis keliauja viršun. Iškvėpus į kilimėlio priekį. Pėdos klubų plotyje. Dabar dviem pirštais suimsime didžiuosius kojų pirštus. Jeigu nepasiekite rankas, galite tiesiog padėti ant išorinės šlaunų dalies, blauzdų dalies. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara išsitiesia, alkūnės lenkiasi į šonus ir leidžiame žemyn iškvėpti. Mūsų svoris turi keliauti į priekį, taip, kad jaustumėme tempimą nugarinėje kojų dalyje. Įkvėpkite, galva atpalaiduota, pečiai taip pat. Ir stenkitės atitraukti šitą dalį pečių vienas nuo kito, kad nesusidarytų raukšlė. Atpalaiduokite galvą. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu atpalaiduokite rankas. Pakilkite pusiau. Iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankų blauzdos plaštakos keliauja po pėdomis. Jeigu negalite tai padaryti, tiesiog padėkite rankas ant išorinės blauzdų dalies. Įkvėpkite, pusiau keliamės. Iškvėpti, alkūnės lenkiasi į šonus ir leidžiatės žemyn. Dabar turite jausti šiek tiek stipresnį tempimą nugarinėje kojų dalyje. Įkvėpkite ir tiesiog svorį perkelkite į priekį tam, kad atsirastų didesnė ertmė jūsų kūnui pasiekti apačią. Įkvėpkite, pilvas įtrauktas ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus atpalaiduokite ir palengvai ištraukite rankas iš po pėdų. Sujunkite alkūnes ir dabar pakartosime tą patį tempimą į grindis, tiesiog tokioje būsenoje. Stenkitės alkūnėmis tiesiog siekti kilimėlio dalį. Įkvėpkite, tikrai pajunkite visus raumenis, pakelkite kelius į viršų. Traukite pilvą, atsiras daugiau ertmės jums pasilenkti į grindų pusę. Atpalaiduokite kaklą ir iškvėpkite. Nuleiskite rankas. Sumažinkite šiek tiek tarpelį tarp pėdų. Ir dabar keliausime į San Francisko vadinamą tiltą. Tai rankomis keliaujame į viršų. Ir ant kojų pirštelių stengiamės atsistoti. Čia galbūt bus šiek tiek jums iššūkio išlaikyti balansą. Tam, kad išlaikyti balansą, mes turime įtraukti pilvo raumenis, dubenį pakelti aukštyn. Jeigu
Iškrisite iš tos pozos, vėl galite bandyti sugrįžti. Rankos į viršų gali būti per plaštaką sulenktus. Arba pilnai ištiestos. Norite šiek tiek daugiau challenge'o, žiūrite aukštyn. Ir nusileidžiame pėdomis į apačią. Dabar žingsnis didelis. Atgal. Ir jau mes stovime kilimėlio viduryje, plačiai kojos išstiestos. Taigi čia atkreipsime dėmesį, mūsų didieji pirštai turi šiek tiek keliauti į vidinę pusę, o kulnis į išorinę pusę. Pajungiame visus raumenis, šlaunų, blauzdų, taip pat pakeliame šiek tiek dubenį viršų. Rankos nuleistos palei save. Ir dabar jas padėsime ant klubų. Įkvėpsime ir žiūrėsime aukštyn, lenkiamės atgal. Iškvėpus keliaujame žemyn. Rankos leidžiasi žemyn vienoje linijoje kartu su pėdomis. Per alkūnes sulenkiame ir lenkiame jas atgal. Tai padės mūsų galvai lenktis žemiau į kilimėlio pusę. Jeigu sunku padėti rankas ant kilimėlio, naudokite knygas arba blokelį. Jaučiame tempimą nugarinėje kojų dalyje. Dar kartelį įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu keliamės pusiau, iškvėpus grįžtame į pradinę būseną. Jeigu turite dirželį prie savęs, tai dirželį suimsime už nugaros rankomis. Jeigu pasiekėte rankas už nugaros, tai suimkite pirštais delnus. Ir čia kartosime tą patį pratimą, tik tais jau rankos bus kitoje pozoje. Įkvėpti, žiūrime aukštyn, nugara leidžiasi atgal. Iškvėpus, leidžiame žemyn, rankos virš galvos. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Kiekvienu iškvėpimu norime leistis kuo žemiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Kojos pilnai ištiestos. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pusiau keliamės. Rankos įsitiesia į šonus, lėktuvo sparnai. Žiūrime žemyn. Pajungiame visus raumenis. Rankos tiesiog į šonus tempiasi. Sėdmenys įtraukti. Įkvėpti. Iškvėpus pakylame į neutralią poziciją. Dabar sujungame, sugrebėme alkūnes už nugaros arba, jeigu galite, į maldos poziciją. Už nugaros. Jeigu jūs su manimi, tai darome maldos pozą už nugaros. Įkvėpti, žiūrime aukštyn. Iškvėpus, leidžiame žemyn. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Kiekvieną kartą iškvėpus vis norite leisti žemyn. Įkvėpkite, kojos pilnai ištiestos. Iškvėpkite. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pusiau keliamės. Rankas vėl ištiesiame į šonus. Žiūrime žemyn. Įkvėpti. Iškvėpti, rankos leidžiasi žemyn. Ir jeigu jūs darote su manimi, tai rankų pirštus nukreipsime už nugaros, kelius sulenksime ir bandysime atsisėsti ant alkūnių. Tačiau medžio augalinį geriausių ingredientų, kokių šefas tai gali norėti. Grybai. Išsijungite pas save garsą, kas neužmutinat savo mikrofoną.
Sakoma, kad tu geriausias derybų rinkėjas, nors aš jums labai norėčiau grįžti. Ir štai sėdė kilometrai. Taip, taip. Okay. Truputėlį patikrinsiu. Tai pagalikai. Tik reikia vienos savos. Ir žinoma, man reikės daugiau nei 3. Okay. Dabar atsisėdame. Kojos plačiai išskleidto. Pėdos sulenktos į save. Nugara ištiesta. Nuleidžiame kairę alkūnę ant žemės. Taip, kad pirštai žiūrėtų į dešinę pusę. Įkvėpus, dešinė ranka keliauja į viršų. Iškvėpus, leidžiamės žemyn link kairės pėdos. Jeigu sunku pasiekti pėdą ranka, naudojate dirželį. Įkvėpti ir iškvėpti. Per kelius turite spausti į kilimėlio apačią, taip, kad kojas pilnai išsitiestų. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus grįžtate į neutralią pozą. Viską kartosime dabar kitoje pusėje. Nuleidžiame dešinę ranką žemyn, taip, kad rankų pirštai žiūrėtų į kairę pusę. Kairė ranka kyla į viršų, įkvėpti. Iškvėpus leidžiasi link dešinės pėdos. Krūtinė sukasi į viršų, žiūrime aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Kojas turi pilnai būti ištiestos ir per pėdas sulenktos į save. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus grįžtame į neutralią pozą. Na, šiek tiek galbūt iššūkio. Pabandysime patikrinti mūsų mula bandą vadinamą. Ką daug kas labai nemėgsta daryti jogos praktikose, bet tai labai naudinga. Tai naudosime 2 blokelius. Jeigu neturite blokelių, kaip ir minėjau, galite padėti knygas, tai dedame jas iš abiejų pusių kojos. Tiesiog taip, kad būtų ties keliu ta viršutinė dalis. Įkvėpus leidžiame žemyn, iškvėpus bandome pasikelti į viršų. Jeigu sunku pakelti kojas, tiesiog pakelkite sėdmenis ir būtinai kojų pirštai turi būti ištempti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti, nusileisti. Pakartosime visą kitoje pusėje. Jeigu sunku pakilti, kaip ir minėjau, bandinkite pakelti sėdmenis arba tiesiog vieną koją, kitą koją. Dar kartelį įkvėpkite, leidžiame žemyn. Iškvėpus, kylame į viršų. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Šaunuoliai. Šiek tiek iššūkio. Na, dabar grįžtame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti, pusiau kelmes. Kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti, šuo veidas žemyn. Įkvėpus keliaujame kilimėlio priekį ir iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, rankos palei šonus. Na, dabar atliksime tempimą kojose. Taigi, dešinę koją arba sulenktą galite kelti priešais save. Pėda sulenkta į save. Arba galite keliauti su manim. Tai naudosite dirželį kaip pagalbininką, tam, kad galėtumėte ištiesti pilnai koją. Šitoje pusėje būsenoje, arba jeigu darote su manim, tai galbūt galite sugriebti didįjį pirštą kojas ir ištiesti koją pilnai. Čia atkreipiame dėmesį, kad mūsų klubai nesilenktos į priekį, o tiesiog turime įtraukti dubenį pilvą.
Nugara išsitiesia. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu sukame dešinę koją į dešinę pusę. Jeigu sunku taip išlaikyti, tiesiog sulenktą koją. Atrandame balansą. Sukame į dešinę pusę. Arba naudojatės dirželį. Ir būnate šitoje pozoje. Įkvėpti. Didysis pirštas kairės pėdos spaudžiate kilimėlį. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Grįžtame į pradinę būseną. Tada koja yra ištiesta priešais save. Arba sulenkta. Įkvėpti. Iškvėpti. Nuleidžiame žemyn. Šiek tiek pajudame kojas, kad išleisti visą įtampą iš savęs. Pakartosime viską kairėje pusėje. Taigi, sulengiame kairį kelią ir keliame link krūtinės link, pėdos sulenkta į save. Jeigu keliaujate su manimi, arba dirželio pagalba, arba tiesiog sugriebėte didįjį pirštą kojos ir dešinė ranka ant klubo. Abi kojos pilnai ištiestos, kairės pėdos didysis pirštas spaudžiate į kilimėlį. Taip leisims išlaikyti balansą. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu kairė koja keliauja į šoną. Iškvėpti. Įkvėpti. Nesusikūpriname, ištiesiame krūtinę. Iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu koja grįžta priešais save. Įkvėpti. Iškvėpti, nuleidžiame žemyn. Vėl jie šiek tiek pajudiname tam, kad išlaistyti įtampą. Na, o dabar rankos kyla į viršų. Leidžiame žemyn. Įkvėpti. Pusiau keliamės. Nugara išsitiesia, žiūrime į tolį. Iškvėpti. Čia tu ranką. Įkvėpti. Šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Įkvėpti, grįžtame į kilimėlio priekį. Ir dabar atliksime sėdimas asanas. Vadinamas. Tai kojos pilnai ištiestos priešais save. Pėdos sulenktos į save. Vėl galite naudoti dirželį, jeigu sunku pasiekti kojų pirštus. Įkvėpus rankos į viršų, iškvėpus leidžiame žemyn, apimame dirželį pėdas, įkvėpti, nugara išsitiesia, iškvėpti, leidžiame žemyn, galva nusileidžia link kelių. Įkvėpti ir iškvėpti. Kiekvienu iškvėpimu tiesiog norime lenktis vis žemyn. Nepamirškite, kad pėdos turi būti sulenktos į save bei sujungtos. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpus išlaisviname ir iškvėpti. Dar kartelį pakartosime. Vėlgi naudojate dirželį arba jei darote su manimi, tai dviem piršteliais apimsime didžiuosius kojų nykščius. Įkvėpti. Ištiesiname nugarą. Iškvėpti alkūnes į šonus, leidžiame žemyn. Įkvėpti. Kojos pilnai ištiestos. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu išlaisviname save iš šios pozos. Ir iškvėpti. Dabar dešinė pėda keliauja į vidinę šlaunies dalį kairėje pusėje. Dešinysis kelias nusileidžia žemyn. Galite naudoti blokelį kaip pagalbininką. Jeigu sunku koją išlaikyti šioje pozoje, ji gali atsiremti į blokelį. Jeigu darote kartu su manimi, tiesiog atkreipkite dėmesį į taip, kaip jūsų koja nusileidžia. Kairė koja turi pilnai būti ištiesta, pėda nulenkta į save. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų. Iškvėpti, leidžiamės
žemyn, link kairės kojos. Vėl įkvėpkite giliai, iškvėpti leidžiamės dar žemiau. Atkreipkite, kad dešinysis kelias nekiltų į viršų. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu išlaisviname save ir pilnai išsitiesime iškvėpti. Dabar dešinė koja susilenkia per kelią atgal. Vėlgi pasitaisome. Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų kelias. Mano keliai nelabai lankstus, tai aš dažniausiai naudoju blokelį kaip pagalbininką kairėje pusėje. Arba knygą galite naudoti tam, kad išlaikytų mane stabiliai šioje pozoje. Vėlgi, kairė koja pilnai ištiesta, pėda į save. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti leidžiame žemyn. Naudojate dirželį, jeigu sunku yra pasiekti pėdą. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Atpalaiduojame ir grįžtame į pradinę būseną. Dabar dešinė koja keliaus išorinėje kairės šlaunies dalies. Galite koją palikti ištiestą kairę arba sulenkti į dešinę pusę ir būsite jau šitokioje pozoje. Įkvėpti rankos į viršų, iškvėpti, kairė alkūnė keliauja išorinėje kelio dalyje ir sukamės atgal, žiūrime taip pat atgal, nugarą išsitiesia. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu sukamės į priešingą pusę, iškvėpti. Navasana. Laivelio poza. Tai kojas galite laikyti sulenktas. Arba jeigu norite šiek tiek daugiau iššokį, ištiesti. Nugarą išsitiesia, įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus sukryžiuojame kojas ir keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti čaturanga arba keliais makras krūtinė žemyn. Įkvėpti kobra arba šuo veidu aukštyn, iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus keliaujame kilimėlio priekį. Sėdmenys ant žemės. Dabar rankas sudėsime už nugaros. Pirštai žiūri į sėdmenis. Galite koją sulenkti priešais save ir daryti atvirkštinį stalo pozą, atvirkštinę, arba jį darote su manimi. Tai koją sudėkite kartu su savimi, vieną šalia kitos, sujungkite, kojų pirštai įsitempia, įkvėpus, pasiruošėme, iškvėpus, pėdos keliauja žemyn, sėdmenys aukštyn, galva nuleista. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus, leidžiame sėdmenys žemyn. Kairė pėda keliaujame dabar į vidinę dešinės šlaunies dalį. Nusileidžia kelias kairysis žemyn. Galite, kaip ir minėjau, naudoti blokelį. Dešinė koja pilnai ištiesta, pėda sulenkta į save. Vėl naudojate dirželį kaip pagalbininką suimti. Arba, jeigu darote kartu su manimi, tai rankos keliaus į viršų. Įkvėpti. Iškvėpus leidžiame žemyn. Suimate arba pėdą, išorinę dalį pėdos, arba blauzdą, o galbūt norite sukibimą su rankomis už pėdos. Įkvėpti. Iškvėpti leidžiamės vis žemyn. Atkreipkite dėmesį į kairį kelią, kad jis nekiltų nuo žemės. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti
Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu išlaisviname save. Sulenkiame kelią, pėda keliauja už savęs. Naudojate blokelį kaip pagalbininką išlaikyti šioje pozicijoje, išorinėje klubo dešinės pusės dalies. Pėda sulenkta į save, dešinė, įkvėpti. Rankos aukštyn, iškvėpti, leidžiame žemyn. Vėlgi naudojate blokelį, jeigu reikia. Ne blokelio dirželį. Įkvėpti, iškvėpus, leidžiamės žemyn. Stenkimės nugarą tiesiog tempti į šitą pusę, į pėdos pusę, tam, kad tiesiog įsitemptų ir atsirastų ertmės jūsų nugaroje. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu išsilaisviname ir grįžtame į pradinę būseną. Dabar koja keliauja į išorinę dešinės kojos pusę. Galite ištiestą koją laikyti arba sulenkti į kairę pusę. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti, dešinė alkūnė keliauja į išorinę kairio kelio dalies. Įkvėpti, išsitiesia nugarą, iškvėpti, sukamės atgal ir žiūrime atgal. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti, sukamės atgal į kitą pusę. Vėlgi darome laivelį, kojos gali būti sulenktos arba ištiestos. Nugara ištiesta, krūtinė pakelta. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, sukryžiuojame kojas priešai save, iškvėpti į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti čaturanga. Įkvėpti. Kobra arba šuo veidu aukštyn, iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja viršų, iškvėpus į balandžio pozą. Tai dešinysis kelias susilenkia priešai save. Atkreipkite dėmesį, kur jūsų pėda. Mes ją norime išlaikyti kaip 90 laipsnių kampu, blauzdą su šlaunimis. Bet jeigu nepavyksta, galite tiesiog nuleisti pėdą taip, kad susidarytų 45 laipsnių kampas. Kairę koją tiesiog ištempėte atgal, įkvėpti, krūtinė pakyla aukštyn, iškvėpti, rankų plaštakomis sudarome pagalvėlę ir nuleidžiame galvą ant jos. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja prie dešinio kelio. Iškvėpkite, įkvėpus. Dešinė koja keliauja aukštyn, iškvėpus į šuo veidu žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų. Iškvėpti, balandžio pozą. Kairysis kelias susilenkia priešai save. Dešinė koja įsitempia atgal. Įkvėpiame, krūtinė pakyla aukštyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpus, sudarome paduškėlę plaštukų pagalba ir nuleidžiame galvą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar 2 kartus pakartokite. Dar kartelį ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja prie vienoje linijoje su kairė keliu. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų. Iškvėpti, šuo veidu žemyn.
Įkvėpti, pasiruošti, kulnus aukštyn, iškvėpti, keliaujate į kilimėlio priekį. Nuleidžiate sėdmenį žemyn ir sukryžiuojate kojas priešais save. Galite atsisėsti ant blokelio arba į lotuso poziciją, kada abi pėdos užsideda ant blauzdų, ant šlaunų, arba tiesiog pusiau lotus. Suimate alkūnės už nugaros, įkvėpti, ištiesite nugarą, žiūrite aukštyn, iškvėpti, leidžiate žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Pakelkite aukštyn į neutralią pozą. Atpalaiduokite rankas. Ištieskite kojas priešais save arba tiesiog pastatykite pėdas taip, kad per kelius būtų sulenktos. Sėdmenis pritraukite kuo arčiau kulnų, rankas ištieskite priešais save ir dabar spaudžiant kojas į kilimėlį, palengva leiskite žemyn. Tai būtų apatinė nugaros dalis, vidutinė nugaros dalis, viršutinė. Rankas nuleiskite, kojas ištieskite ir jūs jau atsidurite šavasanos pozoje. Tai yra poza pati mylimiausia tikriausiai visų jogistų. Ta poza, kuri leidžia atsipalaiduoti ir jau apie nieką negalvoti. Pabaikime šią praktiką tyloje. Leiskite savo pėdomis nusvirti šonus. Atpalaiduokite pečius, nuleisdami juos nuo ausų. Plaštakos gali būti pakreiptos į viršų. Atpalaiduokite kvėpavimą. Leiskite jaustis laisvai. Jauskite, kaip jūsų kūnas paskęsta kilimėlyje. Jis pasidaro labai sunkus. Kai atsipalaiduoja jūsų visi raumenys, raiščiai, sausgyslės. Leiskite savo žandikaulį atsipalaiduoti, bei liežuvį paskęsti burnos ertmėje. Leiskite akims paskęsti jų ertmėse. Jūsų veido raumenys, kaklo, pečių raumenys būna pilnai atpalaiduoti. Jauskite, kaip rankos paskęsta žemėje, susilieja su jos energija. Leiskite savo krūtinės plaštakai, dubens kaulams, šlaunims, blauzdoms, bei pėdoms paskęsti šioje gražioje energijoje. Leiskite savo kūnui būti laisvam. Išgirskite tylą, išgirskite tą saugią ertmę, tą švarę ertmę. Leiskite pajusti, kaip jūsų kūnas išsilaisvino iš įvairiausių toksinų.
Leiskite pajausti, kaip jūsų krauju tekėjo graži balta energija, kuri atnešė jums daug vitaminų, kuris išvalė jūsų organizmą nuo negatyvių energinių laukų, nuo tam tikrų nusisėdėjimų. O dabar šiek tiek pradėkite judinti kojų pirštus, rankų pirštus. Leiskite savo sielai sugrįžti atgal į kūną. Pradėkite jausti savo kvėpavimą. Galbūt norite pasukti galvą tai į vieną, tai į kitą pusę. Pakelkite rankas virš galvos, suimkite pirštais ir išsitieskite, išsitempkite pilnai. Sulenkite kelius, krūtinės link, pakelkite galvą ir tiesiog susirieskite į kamuoliuką. Dabar rankomis suimkite nugarinę dalį šlaunų ir tiesiog tokiais mažais sūpuokliais pasisukite į priekį ir atgal. Ir kai jau galite, atsisėskite ant kilimėlio, nugara tiesi, akys užmerktos, galite atsisėsti ant blokelio arba tiesiog padėti sėdmenis ant kilimėlio be jokio pagalbininko. Rankas nuleiskite ant kelių, ištieskite nugarą, darykite ertmę krūtinės srityje tam, kad oras patektų laisvai į jūsų plaučius. Nusišypsokite sau. Dabar sudėkite rankas į maldos poziciją priešais krūtinę. Užbaigsime šią praktiką su garsu OM, taip kaip mes ją pradėjome. Įkvėpkite giliai. Loka samasta sukhino bhavantu. Tai kas gyva, būna laisvi ir sveiki. Na, aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad prisijungėte prie manęs, kad leidote sau kartu keliauti jogos keliu su manimi. Gražaus Jums sekmadienio ir nepamirškite, kad praktikuojantis mes galime tobulėti. Tai leiskite sau prisijungti kiekvieną sekmadienį ir kartu tobulėti šiame gražiame kelyje. Na, dabar maldos rankų pozicija keliauja tarp antakių į mūsų trečią akį. Ten, kur yra mūsų apsaugininkas, kuris tada parodo mums, kas yra teisinga. Lenkiame žemyn, padėkokime mamai žemei, mūsų gražiai planetai. Na, Jums ačiū, kad pasitikite manimi ir keliaujate kartu. Tai gražaus sekmadienio. Jeigu turite kažkokių klausimų, visada mielai kreipkitės. Rašykite man asmeniškai.